Ką čia turim? Kai būna ant lango uždėta Amerikoje, už kiek galima būtų nusipirkti šią mašiną. Ir šitą mašiną kainavo 60 950. Parodyk dar kokią mašiną. Dabar jinai tiek tikrai nekainuoja, nors ir galėtų. Ir turi nemenką daužimą į priekį. Kaip visą laiką pas mus mašinytės daužtos. Man čia, nesimato? Va čia. Balkis. Tiesiai į radiatorius pataikęs. Atrodo, kad dūrė su priekį tiesiai į stulpą. Bet nieko. Sutvarkysim ir pirmiausia, ką padarysim, tai dabar eisim išsiardysim visą priekį ir pradėsim rytoj ardyti saloną, kad galėtume kuo greičiau išvežti airbagus ir kad kuo darbas vyktų geriau ir greičiau. Tai taip, kad einam ardom priekį ir žiūrim, kas gausis ir matysis po apačia. Upsi. Labas vakaras, žiūrovai. Mercedes-Benz E3 PM. Ne, iš tikrųjų tai nieko gero, nes ne AMG. Bet iš kitos pusės gal visai nieko. Šiaip spalva visai graži. Ambient lightingai visai nieko ir gražiai atrodo. Televizorius didelis. Jeigu norėsit įsigyti, rašykite. Parduosim arba tokią, arba gali būti sutvarkyta. Irgi parduodama sutvarkyta. Kaip matot, užniaukta kaip turi būti. Turbūt todėl ir padarė avariją. Ir dariau dar parodyk priekinės ir galinės padangas, kaip atrodo. Kaip amerikonai važinėja. Padanguckės, blikuckės. Ką tu ten pakritęs, guli? Įkišiu. Parodžiu, vadinamą. Ką čia ruoši? Labai suveida, blem, apžėlus, sena. Nu ką, kitas rytas. Šiandien nusimato, kaip matot, purvinas darbas. Tai yra priekiniai ir galiniai suportai. Juos dažysime raudoną spalvą. Dėsim AMG raidelės, taip pat kaip čia. Viskas bus taip pat, tik tiek, kad bus visas raudonas ir blizgus. Šios dienos planas yra toks, kad nusimti viską, nusidažyti ir sudėti atgal. Bet turbūt nepavyks. Žodžiu, statau jūs ant trikojo ir žiūrim, kas gaus iš čia. Priekiniai suportai paruošti.
Galiniam dar vienas suportas liko nušveisti. Ir eisim dažyti. Į tarpą įkišom dar vieną projektėlį. Tai dabar einam jums parodysim ir pamatysit, kas per automobiliukas atvažiavo pas mus į dirbtuves. Ir tai yra BMW 7. Koks čia modelis dar tiksliai? Šitų nebeskiriau. Kosmosas čia. Kaip pas ką? Kaip legendinį, čia vairiukų yra su. Vajezu. Kas čia dabar? Čia kaip to legendinio mūsų Dariaus Janušo, ne? Šitas pats. Lempos kesta. Lempos kestas, stiklai dūžta, blema, viskas ten. Bet lempos gražios užtat. Kaip tau Dariau tas modeliukas? Man tai nežinau, man nepatinka. Nepatinka. Aš už boomerį. Boomerį. E38. Bet šiaip palyginus dydžius su M3, tai žiauru. Realiai kapotas, tai pusė anos mašinos. Pažiūrėkit. Žiauru. Kiek galia išlindė yra. Ties galinių stiklų baigėsi. Žiauru. Pločio irgi belekas. CLS-as dydžių nublanksta. Ką? CLS-as dydžių nublanksta biškai. Nu. CLS-as jau mažytė mašinytė, hatchbackas. O ką mes jam darysim, tai pamatysite jau netrukus. Pirmiausias dalykas eina Maxtono lipukas. Einam pakuoti toliau. Tada turim kažkokius bumerangus. Bumerangai turbūt šitie bus ant galinio buferio kampuose. Tada turim spoilerį. Tada turim spoilerį. Du spoileriai. Spoileris ant spoilerio bus. Einam dar ir primatuosim, kaip atrodo apspoileriuotas simakas. Va. Vienas spoilerą bus čia. Kitas spoilerą bus va čia. Taip va. Ir turim poslenkstukus, nors jau nebevadinti poslenkstukais. Aukštesni už mane turbūt. Stipriai. Iki lubų beveik. Vos pasiekė. Va, poslenkstukai mūsų. Taip, kad dar dėdam šituos. Ir gal vaizdas bus kažkas įdomesnė turbūt, ne? Dar sako, ne? Patvirtina. Tai taip, kad judam link darbų, statom ant trikojo ir važiuojam. Tai ką, su priekiu kaip ir baigta, uždėjom priekinį lipą. Dabar galima eiti prie galo, kadangi pijus išvaręs. Tai slenkščius biškį vėliau užmesim, dabar bandysiu prisiderinti spoileriuką. O spoileriuką turim štai tokį, visai dailus. Ant lango uždėjom jau. Aišku, turim dar vieną bėdelę, tai kad reikia nuimti originalą. Nu tai manau, nuo to ir pradėsim. Tai kaip matot, sudėjom priekinį lipą, sudėjom poslenkščius, sudėjom
gale, pobuferius, nežinau kaip pasakyti, kaip vadinasi, pobuferiai kartu su difuzorium šiokį tokį. Taip pat spoileriukas ir taip pat spoileriukas, 2 spoileriukai. Tai taip, kad birolsų nedarysim, manau, užteks ir šito profilmavimo, nes mašina purvina, tai ne kažką atrodys. Tai ką, modelis tikrai labai gražus ir turbūt kiekvienas tikrai tokio norėtumėt, o mes, manau, tikrai dar ne vieną tokį pamatysim pas mus kanale, bus tikrai daugiau įdomybių. Taip kad neišjungkit mūsų, subscribinkit, laikinkit ir komentuokit, patinka ar nepatinka. Tai ką, nauja diena, vakar buvo BMW, šiandien pradėsime nuo Mercedeso. Nors užbėgsiu įvykiams už akių, čia stovi Nissan Leafas. Kad sakėm, parodysim, kaip yra nudažytas pilnai, tai viskas padaryta, apart surinkimo, tai liko uždėti lempą, kurios negaunu vis dar, ir uždėti priekinį bumperį, aišku, ir slengstį. Bet viskas yra nudažyta, viskas yra padaryta, spalva visa vienoda ir graži blizga. Tai ką, einame į vidų, kaip girdisi, Darius plušo prie treškės. Radome kelias šiukšlytės. Čia. Viršutiniai daly. Ant sparno buvo, bet Darius sutvarkys, ne? Čia tų šiukšlių ir pridėjau. Šiukšlė, ne? Tai va, o sekantis darbas, padarėm suportus ir einam juos sudėti atgal ant mašiniuko. Jūs keliaujate ant trikojo, paleidžiu tam lepsą ir toj bus viskas sudėta. Tai ką, kol kas darbai baigti, uždėti puslenkstukai, čiut uždėtas buferis primatavimui, ne primatavimui, vešim pas elektriką, nes viduje yra išdraskyti laidai, tai kad jam paskui galėtų viską, jis galėtų prisijungti, uždėjom buferį. Tai taip, kad rytoj išvažiuoja šitą mašiną pas elektriką, paskui grįžta pas mus ir tada viską pilnai pabaigsim. Taip čia, kad turbūt ne šitam, gal sekančiam video bus pilnas mašinos revilas, arba gal šitam dar spėsim. Nu, žiūrėsim, matysim. Tai va, o dabar važiuojam lauk, vežam į kitą vietą ir varom į vidų CLS-ą. Ne CSL, CLS. Kondensatas. Su kuo vairuoji? Nesimato, šviesa. Dar taip nesu daręs. Mažytė trišversija. Jeigu užmestų, tai blogai būtų. Gerai, toli nelėksim, varyk. Kaip mato, Darius įpusėjęs savo darbą, dirba prie CLS-o ir dirba gan sparčiai, nebedaug liko su šito modeliuku. Pakeisim dar sparną, nes šitas netvarkomas,
Šita pusė kaip ir beveik padaryta. Šita pusė visa nušveista. Tai kaip ir sakiau, darbas vyksta gan sparčiai ir turbūt sekančiame video arba dar sekančiame jau bus visas padarytas. Jeigu netrūks jokių detalių ir dar kažkokių tais neišlys niuansų. Toliau naujienos apie lifą. Lifo priekinis buperiukas padarytas. Lifas kitame video bus pabaigtas ir vešim atiduoti draugui. Tai taip, kad turbūt šiam kartui tiek. Susitiksime kitame video. Nepamirškit subscribinti, nepamirškit laikinti. Iki.